Šitam video pamatysite treniruotę. Aš esu Oksana Viežbavičienė, Oxfit trenerė online, esu nuo 2017 metų. Susipažinkite su mano technika, pajauskite, kaip tai darau aš, kaip aš prisidedu prie jūsų pokyčių. 21 dieną, 20 minučių per dieną, tai tikrai keičia žmonių gyvenimas. Aš turiu labai daug atsiliepimų, bet šitas video yra apie treniruotę. Išbandykite ją po 20 kartų, po 2 minutės, galbūt po 100 kartų, jeigu jūs esate nenaujokas. Pasiimam gertuvę ir mes dirbsim su daug dalimi. Pasiimam gertuvę. Pratimų kompleksas, kuris yra ne tik viršutiniai daliai ar ten tiesiog rankoms. Tai yra apie visą visumą, todėl kad mes stovėsim va tokiam kampe. Pasiimam savo gertuvę, tikiuosi, jinai pas jūs yra pakankamos talpos, kad būtų svoris dar. Pas mane 1 litras. Ir aš atsistumiu šiek tiek nuo to kampo, bet mano galva jau nei į viršų, nei į priekį. Aš turiu ją įstatyti taip, tarsi aš laikau čia kažkokį mandariną. Viskas. Šitas irgi užpakalio galas įkištas, mentės irgi įkištus, bet ne tokios. Neatsivepėt. Bandot įtraukti pilvuką ir čia dubenį nekišti. Todėl, kad tai yra mūsų visų problema, kai mes jau sėdim taip ir mūsų dubuva taip ir vaikšto. Tai mūsų tikslas atstatyti viską į kampus. Čia yra geriausia padėtis, o ne durų staktą, o būtent šitas kampas. Ir mes pasiemam pečius, nuleidžiam, ne tokie sukaustyti, bandom nuleisti, kaip jie ir turi anatomiškai stovėti. Ir mes ne tiesiom rankom, o šiek tiek sulenktom ir pirštais atskleistais. Keičiam gertuvę, kur yra krūtinė. Ne tiesiom rankom sulenktom. Ir iškvepiat, įkvepiat, iškvepiat, įkvepiat. Aš patarčiau atlikti nors 10 kartų, jeigu neturit laiko, arba 20, arba uždėti kažkokią muziką, arba po 1 minutę iškvepiat, įkvepiat. Mes nenueisim nuo padėties, bandom kulnais remtis į žemę, pirštais stengiamės nesiremti. Ir jo mums yra chana, kai jaučiam, kad svoris yra nemažas. Galima atlikti be gertuvės. Tada pasiimam gertuvę, pasukam, nuleidžiam pečius, vėl viskas tvarkingai. Čia neturi labai joms spausti, jeigu ką, uždėkit kažkokį paminkštinimą. Sulenktos rankos, o ne tokios tiesios išklerusios. Saugom savo alkūnes ir mes švelniai turim paliesti. Ir alkūnės yra ne prieki, kaip visada pa žmonės dažniausiai būna, o atgal. Ir nekeliam pečių, nuleidžiam. Kaklas neįsitempia. Iškvepiam, įkvepiam. Iškvepiam sulenktos šiek tiek kojas. Ir aš laikau žemę pėdomis, kulnais, ne pirštais. Ir iškvepiu, įkvepiu. Bandau paliesti ir jaučiu, kaip mentis man sunkiai dirba, jeigu aš jaučiu, kad šitam gyvenime aš esu tik iki čia. Mums reikia paliesti, bet nedaužyti, aišku, virtuvės. Jeigu daužysiu virtuvės, tai turėsim, kas mums ją pakeis. Ir iškvepiat viršui, įkvepiat apačioj. Įkvepiat, iškvepiat. Šitoj vietoj turėjot įkvėpti, iškvėpti. Įkvėpti, iškvėpti. Įkvėpti, iškvėpti. Galit pakartoti po 1 minutę, galit nesustoti, jausti, kas tai yra fainai ir tai atlikti kiekvieną mielą dieną. Ir mes taip sutvarkysim savo druską, savo kuprą, savo pečius į priekį. Krūtinės ląsta dirba, reiškia deguonis patenka į smegenis, kvėpuot pradedam geriau, jaustis geriau ir mūsų dubuo pakankamai nemažai šitoj vietoj, nes to eisim atsisėsti ir būsim vat tokie. Aš manau, šiai dienai užtektų. Kitas pratimas kitam kartui. Pasidalinkite atsiliepimais, komentarais ir ačiū, kad jūs esate. Pritūpimas ir kodėl jis yra svarbus šiai dienai nesiauras, o todėl, kad mes visada sėdim siauroj padėtyje. Va taip. Tai mes turim skėstis, tada neturėsim problemų su klubų sąnariais, su keliais, su kraujotaka ir su moteriškom ligom, su vyriškom ligom.
hemorojus ir panašiai, tai žinokit, tai irgi užspaustas dalykas tam tikrose vietose. Tai ką reikėtų daryti? Atsistoti prie durų staktos, arba prie stalo, arba prie spentelės, labai yra faina prie kriauklės. Ir aš turiu laikyti stipriai kažkur, ar taip, išskėsti kojas ne tokioj pozicijoje, kaip jūs mėgstat, ir dar va taip po savim kišti. Visi mėgsta, o plačiau, kad būtų status kampas. Tai bus nepatogu, ypač vyrams, bet to ką daryti, toks yra gyvenimas. Ir aš noriu stumti dubenį tenai. Ne po savim daryti pratimus, kad gadinti kelius ar vidų, o tenai. Aš paruošiau save, išskėčiu, pirštus pakeliu arba išstumiu. Va taip kojas, pasižiūrėkit, kad išsiskiestų tos pėdos į šonus. Tai irgi, labai svarbu. Ir aš bandau po to su laiku padėti tas pėdas. Dabar galiu savo padėti, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu. Nereikia va čia traukti tos sėdmenis ir dubenį vėl į priekį ir gadinti juosmenį. Mūsų tikslas švelniai. 1, 2, 3, 4. Kai mes šitą išmokstam, tada galim padaryti 100 pritupimų labai greitų. Čia mes turim laikytis. Jau užkaito tos kojas, jūs turite nesustoti, netiesinti čia kelių. Šiek tiek sulenkti, ne į priekį kišti save, o tenai. Ir iškvepiat, iškvepiat. Yra ką veikti, atlikit po 20 kartų. Jeigu neturit laiko, nors po 10, bet tokių, kad jaustumėte kirkšnį, kad kirkšnys ne čia žiūri, o kirkšnys ten. Ir jūs galite su viena ranka, su kita dar patirti, iškvepiat, įkvepiat, minutę nustatykit, galite nustatyti mėgstamą dainą, daina nepaeis, daina 3 minutės, tai chana čia bus. Bet 100 kartų sveikatinimai pritupimai yra svarbus. Čia jau užkaito, man tai vos čia užsilaikiau. Galima prijungti ant kulnų, tiesinti kojas, grįžti, bet visą dėmesį atgal. Duodu iškart visokius pratimus, kad jums būtų pratimų variantus, tam, kad jums būtų faina ir gera. Pajausti, ką reiškia čia ištiesinti kojas, kurios kaip kaladės, ir ką reiškia dirbti su kulnais ir įdarbinti ir užpakalį, ir tempimą per kirkšnį, ir svarbiausia, aišku, kad tai būtų platus, o ne va toks siauras. Šiai dienai žmonėm šito nereikia. Sėkmės jums ir ačiū, kad jūs esate. Svarbus pratimas yra, kai klubai lieka atgal, kūnas eina į priekį ir mes stiprinam juosmeninę dalį. Vėlgi mes galim būti prie durų staktos, bet aišku nesunosim į kitą durų staktą, nes mes nepadarysim. Mes vėl prilipdom visus kampus, neatsivepia tie šonkauliai, nuleidžiat po savim, nekišat, stengiatės taip išsilaikyti, kad tos kojos būtų patogios nuo sienos, nuo durų staktos ir netiesios sulenktos, ir stengtis tos pirštukus pakelti. Ir aš bandau ieškoti padėtį, kur aš patogiai laikyčiausi. Rankos gali būti čia ir aš noriu eiti į priekį. Viskas. Nuo šitos padėties padėjusi čia plaštakas, va čia vyrai lygiai taip pat laikot užpakalius sėdmenukais staktą. Niekur ten niekas netrukdo. Įsiskečia, to nebūnat siauri. Ir aš tiesią nugarą turiu. Ne kaklų eiti, ne į čia. Aš turiu stengtis paimti netgi pagalį, bet kokį pagalį, šitas nepaeina. Galiu pagalį pasiimti šluotą, prilipdyti savo galvą, savo mentis, kiek išeina, nes gali būti, kad pas jūs toks variantas, tai ir čia pasiimti. Ir aš einu tiesiai, 1, 2, 3, 1, 2, 3, kaip stalą. Taisau kojas, jeigu jaučiu, kad nepatogu, tempiasi ir šitos vietos. Šitą vietą iškvepiat, įkvepiat, alkūnė neina į žemę. Aš stengiuosi išlaikyti. Jeigu man yra sunku išlaikyti tą pagalį, aš darau nors paprastus variantus. 1 grįžau, bet kaklą stenkitės ne į priekį, o stenkitės, kad kaklas būtų įstatytas. Ir iškvepiam, įkvepiam.
iškvepiam, įkvepiam. Tai atrodo be durų staktos tokiu principu. 1, grįžtam, 2, grįžtam, kojas ne į priekį, o atgal ir iškvepiat, įkvepiat, iškvepiat, įkvepiat, iškvepiat, atgal stumiat dubenį, viską atgal, tiesiai pažiūrėkit kokia nugara. Jeigu išeina iki čia, darykit tik iki čia. Ateis laikas, kulnais atsispiriat, pradėsit dėtis kaip stalas. Tai yra labai svarbu, todėl kad mūsų raumenynas reikalauja ne tik stiprinti jį, bet ir pratempti tai, kas yra sutrumpėję. Iki kitų kartų, ačiū Jums, kad Jūs esate ir kad rūpinatės savimi. Ką mes galim padaryti šiandien dėl savęs, dėl juosmens? Esmė, kad kiekvienam iš mūsų labai reikia, bet mes galim dirbti be aišku svorių, be pagalvių, bet vis tiek norėsit, ypač vyrai, galbūt kažkokį svorį pasiimti, bet su laiku. Svarbu, kad mes nebūtumėm tokie atsilošę. Mums reikia prispausti juosmenio žemę, nuleisti pečius, nebūti susikauščiusiom arba susikauščiusiais. Esmė, kad tai yra mūsų įtampa dėl darbo. Mes turime nuleisti kiek įmanoma, kiek išeina. Stengtis neatsilošti su kaklu, jeigu jaučiat, kad chana, jūs turit pasiimti kažką ir šiek tiek užsukti, bet ne per aukštai, kad būtų, kad jūsų kaklas susivienodintų šiek tiek su pečiais, nes vyrai būna, kad pečių juosta labai privaryta ir tada jie būna va taip. Arba turi susikausti. Tai jūs turit viską taip nuleisti, kaklą įdėti vietą ir matyti šiek tiek kelius. Tai specialiai nežiūrėt, bet matyti. Iškeliu vieną kelią, iškeliu kitą, ne šitoj vietoj, o kuo arčiau, pilvą neprispaudžiu, bandau išimti visus žandus. Mano tikslas yra nuleisti pečius, netiesinti tas rankas ir susikoncentruoti galvoti, nes jūsų smegenys dabar pradės nesuprasti. Priešinga ranka, priešinga koja, aš einu paliesti žemę. Jokių būdų netiesinu koją. Pradžiai išmokti reikia paliesti, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Šiek tiek įsiskieskit, nebūkit per siauri. Ir iškvepiat, įkvepiat, iškvepiat, įkvepiat. Laikom pilvų žemę ir neatsilošia jausmo. Toksimas, kad ten yra labai didelė kupiūra ir mes jos nenorim parodyti, nes kažkas pasiims. Iškvepiat ir bandot vėl žiūrėti į kojų pirštus, ne tokių kampų, tokių. Jeigu mums yra liūdna, nefaina, jau atsibodo, galim su 2 rankom iškvepiat, iškvepiat, iškvepiat. Jeigu jau pasikaustit, galit šiek tiek tiesinti koją, bet aš nepatariu tuo daryti, galima puikiai pradirbti, padedant svarmenis. Va čia pakabinant svarmenis, galima paimti didesnį svorį į rankas, iškvepiat, įkvepiat, galima paimti gertuvę tą pačią, sulenkti rankas, ne prieš veidą, ne va taip susikaustę ir išsigandę, o vienas grįžtam. Ir nesustojus visą tai atlikti. 2 minutės, 100 kartų. Šitas pratimas giliuosius raumenis stiprina, tai reiškia turėsit mažesnį pilvuką, kadangi juosmuo stiprėja, pilvukas įsistato į vietą, kaklas neįeina tenai, vėl pečiai dirba, mentis dirba, viskas puikiai dirba, jau svyla pilvūzas, po 20 kartų gali būti, kad sunkiai pajausit. Jeigu darysit iš inercijos, tai ir 100 kartų nepajausit. Viską daryti atsakingai turit. Galima su viena ranka, su viena koja. 1 grįžt, laikau pilvuką, 2 grįžt, iškvepiat, įkvepiat, iškvepiat, įkvepiat, iškvepiat, įkvepiat. Kita pusė, vėlgi, iškvepiat, įkvepiat. Va taip ir keičiam padėtį ir tai yra nuostabus pilvo preso pratimas. Visiems nėra pratimų moteriam, vyram, tik yra netaisyklingas atlikimas. Mes moteris esam ne kaip vyrai, bet šiuo atveju, ką mes darom, tai yra visiems prieinama ir reikalinga. Ir ramiai, einat, galit dar prasitempti. Ištempti save, ištempti, kvėpuoti, iškvepiat, įkvepiat, iškvepiat, įkvepiat. Ir labai švelniai grįžti. Pratimas, kuris yra labai svarbus šitai viršutiniai daliai, krūtinės ląstai, kvėpavimui, diagoniui ateiti,
Nu, tai netgi kai jausit, kad sukatės, jausit, kad kažkur atrodo kvėpuot nėra kaip. Mes turim atsisėsti, kad būtų patogu, ne visai su visa pagarba ir su visom kojom tenai. Mes turim kojam duoti laisvės čia, ne į vidų. Išsiskiesta, aišku, labiausiai, kiek išeina, bet ne per daug ir ne per siaurai. Tvarkingai. Ir kojas nekišti tenai. Ir šiek tiek turi būti aukštesnė lova negu mano, kad jūsų kojas turėtų čia laisvę, nebūtų kažkaip čia prispaustas. Ir ne per aukštai, va čia irgi netiktų. Turi būti kartu kaip stati padėtis. Ir mes pirštų galais vos čia prie savęs, ne ten kažkur, ne va čia, ne va taip va. Stengiamės nejudinti klubus ir aš bandau pasimti vieną pirštuką, pavyzdžiui, kitą ir aš bandau viršutinę dalį ir įkvepiu, tiesiog kvėpuoju. Nesvarbu, kaip kvėpavimas, tai yra kitos jau pamokos. Ir aš jaučiu, kaip va šita dalis, svarbu, kad juosmuo nevaikščiotų pats su klubais. Vaikšto viršutinė dalis, šonkolinė atsivėpia, nuleidžiu ir įkvepiu ir jaučiu, kad kažkur viršutinė dalis gale, ten taip kažkas, tai jau man net, žinot, kaip senų durų atidarimas, reikia sutepimo. Kvėpuojate, iškvepiat, ir vėlgi švelniai. Galit nuo tiek pradėti, galit pato didinti ir pagal mėgstą muziką, bet su rankom taip nedarykit. Mums reikia stabiliai. Tai vat, ir ramiai savo pabūnat. Ačiū Jums. Tai ačiū Jums, kad esate, kad atliekate, paliekate atsiliepimus ir su kiekvienu kartu vis geresnis jausmas į save. Ir palikite atsiliepimą, pasidalinkite su draugais ir tapkite mano sekėjais. Draugaukime Instagrame.